Sveiki sugrįžę, galbūt pirmą kartą užsukę į Pasaulis kelionėms YouTube kanalą. Užsiprenumeruokite, jeigu kas dar to nepadarėte. Ir šiandien jau 10. epizodas, kuriame pažiūrėsime, kokia žiema Ispanijoje būna visą šalį siaubiančios audros metu. Lekiame į audros medžioklę. Pila kaip iš kibiro. Vėjas pučia nuo dviračio, bet jeigu jau užsibrėžiau, reikia turbūt padaryti šitą reportažą iki galo. Taigi po praeito epizodo grįžę iš Sierra Nevada snieguotų kalnų į saulėtą Costa del Sol pakrantę. Geru oru pasimėgauti teko neilgai. Į Ispaniją atėjo viena stipresnių šių metų audrų. Tokių nekaltų ir švelnių moteriško vardo pavadinimu Filomena. Pasak meteorologų, šiandien yra stipriausia audros diena, kai šioje pakrantėje audra pasieks savo piką ir vėliau trauksis į šiaurinę šalies dalį. O aš tuo tarpu lekiu šitą pakrantę, šlapę. Jau mano neperlėjimus 2 rūbus jau perlijo, bet dar kelionė tik tais prasideda. Tokio keistolio kaip aš daugiau nesutinku, o to labiau su tokiu dviračiu. Baltijos jūroje gal vaizdas būtų ir normalus, bet čia kasdienis vaizdas tikrai ženkliai skiriasi nuo to, ką matome dabar. Jeigu temperatūra dar pakenčiama, nėra šalta, apie 13-14 gal laipsnių šilumos, bet diena tikrai labai vėjuota ir labai šlapia. Šiandien turbūt labai lygaus ir gražaus nedrebančio vaizdo turbūt tikėtis nereikėtų, vėjas labai stiprus ir apskritai tikiuosi, kad mano filmavimo technika išgyvens šiandienos kelionę. Ispanų televizija filmuoja reportažą žinioms apie audrą, o tuo tarpu ten, kur yra staliukai ir terasa, yra visiškai nuplauta ir su kiekviena banga tas vandens lygis truputį dar pakyla. Kur bangos praktiškai jau per pėsčiųjų taką persirita. Net buvo sugalvoję beveik dviratį pasiglemžti atgal į jūrą, čia spėjau pagauti. Va čia tai jau stipresnės prasidėjo. Reikia nešti mėsas iš čia, nes matau, kad eina savo. Pats laikas nešintis iš čia, nes patys matot, kas darosi. Pakrantė jau beveik apsemta. Kai randu kažką panašaus į tokią pavėsinę, pasinaudoju progą sustoti, nes visas šlapės ir važiuojant ilgesnį laiką pasidaro truputį vėsų ir drėgna, tai tokiose pavėsinėse pasinaudoju progą nudžiūti. Kaip jau supratote, šią savaitę Ispanijoje pagrindinį vaidmenį iš patys žinote, ko perėmė Filomena. Pagal meteorologų informaciją vėjo gūsiai turėtų siekti 70-80 km per valandą. Bangos gali būti iki 4-5 metrų aukščio, o visa tai lydima gausiu ir stipriu lietumi bei sniegu kai kuriuose Ispanijos dalyse. Grubiai tariant, jau pusę šalies dengia sniegas. Ši audra turi oranžinį pavojų, tai yra 3 iš 4 meteorologinių pavojų. Šie pavojai žymimi spalvomis, žalia, geltona, oranžinė ir stipriausias yra raudona. Tai jeigu trumpai tariant, tai žalia spalva reiškia, kad pavojaus nėra, oras normalus, geltona spalva tai reiškia, kad realaus pavojaus nėra, bet oro sąlygos gali paveikti tik tam tikras veiklas, todėl rekomenduojama sekti orų prognozes. Oranžinis pavojus toksai kaip šis, tai jau praneša, kad vyksta neįprasti meteorologiniai reiškiniai ir gali būti paveiktos įprastos veiklos, gali kilti grėsmė materialiniam turtui ir galimai padaryta žala žmonių sveikatai. Vykstant oranžinio pavojaus audrai
reikėtų sekti meteorologinės sąlygas ir būti pasiruošus reikalo esant imtis veiksmų. O vykstant raudonojo pavojo audrai jau reiškia, kad vyksta visiškai neįprasti ir ekstremalūs meteorologiniai reiškiniai, todėl reikia imtis konkrečių veiksmų, kurios nurodo valdžios institucijos ir visos kelionės yra draudžiamos, nebent tai būtų būtina ir neišvengiama. Tiltas net linguoja nuo vėjo, o būtent va tokios upės kaip ši, kuri dažniausiai būna sausa, normaliom sąlygom, tokiu metu patvinsta, vanduo iš kalnų, iš aukštesnių vietų su purvu atsiranda šioje upės vagoje ir visas šitas vanduo teka į jūrą. 12 iš 19 Ispanijos regionų yra perspėti dėl sniego šią savaitę ir daug kur jau tikrai jisai yra iškritęs, įskaitant ir sostinę Madridą, kur tikimasi sulaukti apie 20 cm sniego pačioj sostinėje. O kai kuriuose kitose Ispanijos vietose yra prognozuojama net ir 40 ar daugiau centimetrų sniego sluoksnis. Šiuo metu Ispanijoje yra vietų, kur temperatūra yra -10, -12, -17, šiaurinėje šalies dalyje aukščiau esančiose miestuose taip pat galima sutikti minusinių temperatūrų. O kitas įdomus dalykas tai yra toks, kad būtent šią savaitę Ispanijoje užfiksuotas visų laikų šalčio rekordas šiaurinėje Ispanijos dalyje. Vienoje iš meteorologinių stočių esančių Pirėnų kalnuose užfiksuotas -34,1 laipsnio šalčio. Bet šis rekordas truko tik tai vieną dieną, nes kitą rytą jis buvo pamuštas. Picos de Europa nacionalinėme parke, taip pat esančiame Ispanijos šiaurėje, ketvirtadienio rytą užfiksuotas dar vienas šalčio rekordas – -35,6 laipsnio šalčio. Įsivaizduokit, Ispanijoje -35,6 laipsniai šalčio. Pačiam Malagos mieste ir aplinkinėse vietovėse sniego nėra, kol kas tik lyja lietus jau ne pirmą dieną ir panašu, kad dar ne vieną dieną lis. Bet įdomus faktas, kad pernai lygiai prieš metus, sausio 23 dieną 20 metų, pačioj Malagoj buvo prisnygę sniego, kas čia nutinka tikrai labai retai, turint omenyje, kad vidutinė metinė temperatūra šiose apylinkėse beveik siekia 20 laipsnių. Tai įsivaizduokit, sniego čia sutikti tikrai jau labai retas reiškinys. Šios Filamono audros metu sniego Malagoje greičiausiai nebus, nes temperatūra virš 10 laipsnių, apie 13 turbūt, bet puikiai proga patyrinėti, kokia būtent yra pakrantė audroje. Ši Filamono audra atslinko nuo Atlanto vandenyno, tai pirmieji padarinius ir stiprumą pajautė Kanarų salos, kai kur siekia net 120 km/h vėjų gūsius, kas yra jau uraganinis vėjas. Audros trukmė galimai bus apie 4-6 dienas. Vėliau jinai trauksis į šiaurinę Europos dalį. Andalūzijoje ir būtent Vakadės ir Malagos provincijose Filomena audra yra numačius stiprų ir ilgą lietų, stiprius vėjo gūsius. Yra tokia Beauforto vėjo intensyvumo skalė, kuri sako, kad yra 12 lygių vėjo intensyvumo, tai jeigu būtų 0, tai visiškas štilis ir 12 tai jau uraganas. Vėjo gūsiai siekiantis 70-80 km/h greitį, tai reikštų, kad pagal Beauforto skalę ši Filomena audra atitiktų 8-9 laipsnio audros lygį. Uraganas panašu, kad šiandien neateis, bet 8-9 lygio audra gana stipri. Kaip matote, man už nugaros jūra balta, o nuo vėjų gūsių manęs slepia būtent va ši ola. Kaip jau minėjau, Malagoje yra apskritai Andalūzijos pietuose paskelbtas oranžinis audros pavojus, kas reiškia, kad prognozuojami stiprus lietus, kurie atneš apie 80 litrų vandens į kvadratinį metrą per 12 valandų, kas reikštų, jeigu įsivaizduotumėte 1 kvadratinio metro ploto indą, tai jame būtų prilyta 8 cm vandens, o to tarpu kai kuriuose kitose Andalūzijos vietose prognozuojama net ir 200 litrų vandens į kvadratinį metrą, kas reikštų 20 cm vandens tokiame indai. Nepaisant to, kad jau pats vėjas, stiprus vėjo gūsiai kelia rimtą pavojų dėl atplyšusių pastatų fasado elementų, lūžtančių medžių, tai tokioms vietovėms kaip Costa del Sol pakrantė būtent vieną iš didžiausių pavojų kelia lietus, nes susikaupęs kalnuose vanduo ir tekantis link jūros formuojasi į upelius, vėliau į rimtesnės upes ir žemiau esančiose miesteliuose kartais virsta į tiesiog neto žodžio prasme sraunę upę, kuri savo
srovė naikina viską, kas pasitaiko jos kelyje, tai iššluoja automobilius, užlieja pastatus, verčia ženklus, medžius ir panašiai. Prieš metus būtent ir įvyko Malagoje toks reiškinys, kaip vienas iš Malagos rajonų pavadinimų Kampanijas patyrė būtent šią stichiją, kai stipri vandens srovė pradėjo tekėti per būtent tą miestelį, tą rajoną, nušlavė automobilius ir pridarė daug žalos, kuri vėliau buvo įvertinta 6 milijonais eurų. Vaizdas tikrai šokiruojantis ir gyventojai patyrė didelius nuostolius. Radau tokią užuovėją, kur prie pat jūros yra tuneliai, skaptuoti pėstiesiems ir dviratininkams. Tai biški šilčiau ir galima pasislėpti nuo lietaus. Bet jie gana trumpi, tai kaip ir ilgai netrukus reikia vėl lysti į lietų. Taigi iš esmės Ispanijoje audros yra kasmetinis reiškinys, per metus jų vyksta net ne viena. Nėra metų, kada jų pavyksta išvengti, tik tais vienos jų yra stipresnės, kitos silpnesnės. Tai tikėkime, kad ši Filomena audra didelių nuostolių žmonių sveikatai ir materialiniam turtui nepridarys, nes ir taip pasaulyje šiuo metu siaubia viena didelė, visiems geriau nei gerai žinoma audra, kuriai taip pat priskirtas vardas, vieno ne vietoj ir nelaiku atsidūrusio alaus. Taigi, kad ir koks oras ir kokie laikai bebūtų, nepamirškime, pasaulis skirtas kelionėms. Ačiū visiems žiūrėjusiems. Nepamirškite prenumeruoti Pasaulis kelionėms YouTube kanalą. Na, o mes pasimatysime kitame video, kur jau tikiuosi bus daugiau saulės.